šios meditacijos eigoje norėčiau mum visoms padėti įveikti vidinius prieštaravimus, supažindinti visas savo vidinės dalis ir bent jau sumažinti arba bent jau išgirsti ir tos prieštaravimus sumažinti. Nes mūsų tas vidinis vientisumas, jis ir yra konflikto nebuvimas, o konflikto nebuvimas ir leidžia savo jėgas efektyviai naudoti ir gauti iš pasaulio tai, ko mes planuojam gauti, tai mūsų veiksmai tada yra efektyvūs, jie nukreipti į tikslą, o ne į vidinių prieštaravimų, abejonių įveikimą, ane? Mes kalbėjom apie tos abejonės. Abejonės tai visada yra energijos mažinimas. Jeigu aš turiu planą, bet abejoju, aš labai sumažinu savo veiksmingumą toje vietoje. Ir abejonė gali, aišku, sakyti apie gal nepakankamą pasiruošimą arba apie tai, kad tikslas, kurį pasirinkom, yra klaidingas. Gali būti ir tai. Tai va tada ir svarbu paklausti to savo vidinės dalis, ką tu jauti, ką tu matai, kokią tu matai problemą. Ir gal tikrai reikia kažkiek tą tikslą pakoreguoti arba to tikslo siekimo kelią pakoreguoti, variantą pakoreguoti. Jeigu mes tiesiog bandysim įveikti visas baimės ir užsispyrus eiti ties proto nustatytų tikslų, mes susidursim su viskuo. Jeigu tai yra tik proto tikslas, mes pilną programą turėsim pasipriešinimo iš pasaulio, iš vidaus, gali būti iš sveikatos, gali būti iš aplinkos. Tai einant ties kažko, labai svarbu tą vidinių prieštaravimų grupelę išklausyti ir sutaikyti, ir pakoreguoti, ir prieiti prie to, kad mano tikslas man patinka visom prasmėm. Tai va, dabar užsimerkit, kas dar neužsimerkit. Grįžtam į savo centrą. Centras yra Saulės rezginys. Tai reiškia, kad iš galvos, kurioje aš visą laiką kalbu, mąstau, analizuoju, visą laiką kartoju, bamba visą laiką ten kažkas, su tokiu laisvu iškvėpimu tiesiog nuslistų. Arba įsėdu į liftą ir važiuoju. Dabar bus minutė skirta man. Aš nebūsiu dabar nei vienam vaidmeny, kuris man svarbus, nei mama, nei vedėja, nei verslininkė, nei moteris, nei kažkas dar. Tiesiog aš esu kažkas tokio. Aš esu šviesa. Aš esu daugelio gyvenimų apimanti šviesą. Daugelio patirčių, daugelio išgyvenimų, daugelio vaidmenų, situacijų. Centras, šviesa, viskas, kas ten vyko, tai yra mano patirtis. Bet aš vis tiek esu šviesa, kas bebūtų įvykę. Gal kažkokiais momentais aš buvau pikta, liūdna, gal dariau kažką negero, bet aš vis tiek išlieku šviesą. Mano šviesa niekur niekada nedings, nes aš taip noriu, aš pasirenku šviesą. Aš pasirenku eiti to keliu link šviesos. Aš sau leidžiu klysti, bandyti, kartuoti, nes aš labai myliu save, kaip kūrėjas mane myli. Nėra skirtumo tarp kūrėjo meilės man, nėra skirtumo, kad tarp mano meilės ir tikėjimo kūrėjui. Nėra skirtumo tarp mano meilės savo. Visa tai yra viena. Tai yra ryšys, tai yra aš dalis kūrėjo. Reiškia, meilė visada aplink mane, viduj manęs.
Aš esu meilė, aš myliu, aš mylima ir viskas yra meilė. Leidžiu savo čia pabūti, suprasti, suvokti tai. Kreiptis į tai, aš noriu tą patirti, aš noriu tą suvokti, aš noriu tame gyventi. Dar kartą iš proto į širdį. Ačiū, kad esu. Ačiū, kad esu. Ta šviesa iš krūtinės dabar praplečiu. Ir su kiekvienu įkvėpimu šiek tiek praplečiu. Su iškvėpimu užpildau, pasidaro tirštesnė šitą sferą ir su kiekvienu įkvėpimu dar praplečiu. Atsimenat, yra kanalas iš Žemės centro į kūrėją ir nuo kūrėjo pro mane į Žemės centrą. Tie du kanalai visada su manim eina pro mano centrinį kanalą energetinį. Ir kiek man reikia, tiek aš gaunu energijos iš šių kanalų. Ir ko arčiau tos pirminės vibracijos aš vibruoju pati, to lengviau man būti resurse. To lengviau man pareina ta šviesa, ta meilė ir ta žemės gyvybės energija. Jeigu aš švariai tikiu, mažinu vidinius prieštaravimus, to man lengviau visą tai turėti, bet kada ir tiek, kiek reikia. Tai mano sfera jau eina už mano ribų ir maždaug praplečiu tiek, kiek man komfortiška. Apsižiūriu tą erdvę, kuriame gyvenu. Savo vidiniu žvilgsniu užpildau visą erdvę, kurį skaitau savo namais. Tai yra labai lengva, nes energijos tiek, kiek reikia. Yra užduotis, yra energija. Praskenuoju visą šitą erdvę ir prašau tos srautus kūrėjų ir žemės pravalyti šią erdvę. Bet kuris gali būti vaizdas sukurtas. Aš tiesiog sakau, aš valau erdvę. Noriu šią erdvę išvalyti. Tai vyksta dabar. Taip kaip turi, kaip lengviausiai. Aš jaučiu visą erdvę, užpildau visą tą erdvę savo tirštą, šviesią, labai lengvą ir labai stiprią energetiką. Tai yra mano namai. Aš esu čia šeimininkė. Aš šeimininkė, aš atsakau už šviesą čia, už meilę čia. Tai yra mano namai. Aš jaučiu džiaugsmą, kad aš juos turiu. Užpildau to džiaugsmo, kaip šampano burbuliukai, užpildo visą tą erdvę. Džiaugsmas. Ir to pačiu ramybė. Tai nėra euforija, tai yra tiesiog ramus, stiprus, lygus džiaugsmas. Kūrėjo ir žemės energija balansuoja, susibalansuoja, sukuria stiprią erdvę, kuri mane palaiko. Ir visada šią energiją cirkuliuoja mano namuose. Tai kaip mano antras didesnis kūnas. Valymo procesas vyks tiek, kiek turi vykti. Iki pabaigos. Pasižiūriu kampus, lubas, tamsą išvalau iš tenais. Su dėkingumu, be jokio kovojimo, kažkokio ten nusiteikimo, tiesiog ramiai ir užtikrintai, nes aš esu šios erdvės šeimininkė. Kaip aš pasiimu šluotą ir išvalau visus kampus, man nekyla abejonių, ar aš turiu teisę šitą juodą dėmę išvalyti, ar tos grindys nuvalyti. Ne, aš tiesiog tai darau, nes tai aš noriu, kad būtų švara, kad skaistus būtų eteris aplink mane, nes jame gyvena mano mylimi žmonės, mano artimieji, aš pati.
Aš noriu, kad šią erdvę palaikytų mane, o ne atimtų jėgas. Čia yra emocijos ir mintis, kurios mes produkuojam, kurios mes kūrėm visi, kas ten gyvena. Dabar aš galiu jos pamatyti. Čia buvo piktis, čia buvo baimės, čia buvo barniai, čia buvo neapykanta, nepasitenkinimas, viską valau. Kitą kartą, kai pradėsiu bambėti, atkreipsiu dėmesį, ką aš darau su savo erdve. Bet aš savo atleidžiu, nes aš mokausi. Aš mažai žingsneliais galiu tai pakeisti. Tiesiog atkreipsiu dėmesį. Gal tai padės man kitą kartą mažiau tai daryti. Ir kai erdvė pakankamai bus išvalyta, jau ir mano šeimos nariai mažiau pradės tai daryti. Palieku šį procesą vykti, grįžtu į savo širdį, išskiriu savo mažesnį kūną, nukreipiau savo dėmesį į vidų. Ir dabar keliauju savo dėmesiu į pilvą, į maždaug kur yra gimdos. Visa erdvė, toks kaip burbuliukas, tokia mažytė sfera, gyvenimo, kūrimo fabriką, mano stebuklinga gyvenimo kūno dalis ir energetikos dalis, keliauju tenais, nusileidžiu. Apsižiūriu, padėkoju. Ta meilė ir džiaugsmas, kuri dabar manyje, aš ją išpilu ten per kraštus. Kaip gerai, mano kūnas yra moteriškas. Aš nesu tik kūnas, aš nesu tik moteris, bet šiame gyvenime mano kūnas moteriškas. Ir pirmą dalį, su kuria dabar kalbėsim, yra mano kūnas. Dabar aš kviečiu savo kūną pasirodyti prieš mane kaip vaizdas, figūra, žmogus ir vizualizuoju, kaip atrodo tas vaizdas. Aš labai myliu tave, aš tau dėkinga labai. Pasirodyk. Stebiu, kaip jis atrodo su dėkingumu. Galiu prieiti, apkabinti. Galiu pamatyti, ką aš galiu padaryti dabar. Galbūt noriu nuprausti, pavalyti, gal apkabinti, gal noriu pamaitinti. Bet visų pirma, išgryninu tą vaizdą. Ir mano pirmas klausimas, ką tu jauti? Stengiuosi stebėti kūno pojūčius. Bet gali būti ir mintis, žodžiai, kurie ateina, bet gali būti pojūčiai, ar skausmai, ar kažkur niežti, ar šalta, ar šilta, ar drebuliukas, viską stebiu. Kaip tu jautiesi, ką tu jauti? Kaip aš tau galiu padėti, ko tu norėtum? Mano kūnas. Kūnas tai yra, galim sakyti, pasąmonės apimtis tam tikra. Dažniausiai ten mes jaučiam pojūčius ir emocijas. Gali tapti liūdna, gali būti baimė, gali kilti pyktis. Viską stebim. Ir su savo kūnu kalbam kaip su mažu vaiku ar netgi kaip su gyvūnu, pavyzdžiui, kaip su šuniuku tu kalbėtum, ne? Arba su mažu vaiku, kuris tik moka kalbėti, bet nemoka kontroliuoti, nemoka paaiškinti. Ir mes taip pat su juo elgiamės ir žiūrim, kaip galim jam šiuo metu padėti. Dabar galim pasiimti ant rankų, galim jį glostyti, kalbėti, duoti jam ramybės, pasitikėjimo
Ir klausiam dabar, vat aš turiu tokius ir tokius tikslus ir planus. Ką tu jauti? Ar tau patinka? Ir labai atidžiai stebim, kas vyksta. Ką tu jauti dėl šių mano darbų, kuriuos dabar darau? Kaip kitaip tu norėtum tai daryti? Parodyk man, kaip ir kuo tu norėtum, kad tu jaustum džiaugsmą. Nuvesk mane ten, kur tu jauti džiaugsmą. Įsivaizduokit, kad jūsų kūnas kaip žmogeliukas arba kaip gyvūnas arba kaip vaikas jūs kviečia ir sako, eik, aš tau parodysiu, ko aš noriu. Ir jūs keliaujat ir jisai jums nuveda ten, kur jūs matot vaizdus, kas jam patinka. Mano kūnui. Jauskit, kaip tai jaučiasi. Nebandykit greit spręsti, tiesiog pagaukit pojūčius, galbūt tam tikrus vaizdus. Prašau tave, mano kūnas, man parodyti aiškiai, gal dabar, gal vėliau, ko tu norėtum. Galbūt aš matysiu sapną šiandien. Arba po praktikos sėsiu rašyti ir suprasiu ir suvoksiu, ką noriu parašyti. Padėkokit, apkabinkit, pasakykit, aš visada atsimenu tave. Aš labai dėkoju, kad tu, mano kūnas, mane palaikai. Aš labai atsiprašau, kad kartais pamirštu apie tave. Aš stengiuosi, aš mokausi. Ačiū tau. Visada, visada stengsiuosi tave girdėti. Tavo signalus. Ir grįžtam į centrą. Kūnas lieka kažkur netoli ir prašom jį pabūti šalia. Tiesiog. Dabar aš keliauju į savo centrą vėl ir kreipiausi į savo protą. Pasirodyk. Pasirodyk. Mano protas. Ta dalis, kuri yra labai racionali, labai logiška, intelektuali gal kažkiek, mano protas, vat jisai prieš jūs atsiranda, pasirodo, labas. Pasižiūrėkit, kaip jis atrodo ir ką jūs nuo jo, kaip jūs jį jaučiat. Ar jums patinka, ar jums ramu? Koks tarp jūsų ryšys? Aš savo protą dabar pamačiau kaip vyrą. Nežinau. Bet tai, aišku, gali būti visokių, gali būti netgi ne žmogus. Tiesiog gali būti gal vaizdas ar, nežinau, situacija kažkokia, gal daiktas gali būti. Gali būti kaip skrynia, nežinau, arba stalčia, arba kompiuteris, arba tiesiog smegenų nuotrauka. Čia kaip jum dabar išeis. Ir pasižiūrim į santykį tarp mūsų. Jaučiant įtampą arba prieštaravimą, dabar nukreipkim visą dėmesį į tą prieštaravimą tarp jūsų. Įsivaizduokit jį kaip galbūt vamzdį arba tokią dūmo sieną,
kažkas, kas yra tarp jūsų. Ir mūsų tikslas dabar padaryti šį objektą tarp mūsų, tą ryšį padaryti skaidrų. Aš pasiimu, nežinau, ventiliatorių ir nupučiu visas emocijas, kurios galbūt nereikalingos. Aš pasižiūriu, ar protas yra aukščiau už mane, ar žemiau už mane. Kaip aš suvokiu jį, kad jis viršesnis ir aš turiu juo paklusti, ar atvirkščiai, arba mes lygus. Tai išeinam į poziciją, kur mes esam lygus, vienam lygyje. Grįžtu į tą mūsų ramybės, meilės ir pilnatvės būseną, kurioje buvau pradžioje. Prisimenu mano visą sferą. Aš nekovoju su savo protu, nes jis yra tik mano dalis. Aš nekovoju su savo ranka, su savo nosim ar su savo ausim. Aš nekovoju, tai beprasmiški dalykai. Tiesiog aš žinau, kad tai yra mano įrankis. Pirmiausia, įrankis. Aš dėkoju. Žiūriu, ką aš galiu dar padaryti, kad praskaidrinti tarp mūsų ryšį. Ar ten yra baimės, ar ten yra pykčio. Kreipiuosi į figūrą ir klausiu, ką tu jauti? Protas, ką tu jauti? Ir tuos jausmus, jeigu jie yra neharmoningi, jeigu tai yra pyktis, jeigu man nuo to kyla nerimas, tai tos jausmus aš surenku į debesiuką tarp mūsų ir leidžiu tam debesiukui kilti į dangų ir ištirpti su dėkingumu. Man reikia aiškaus, skaidraus santykio su protu, kur protas bus mano dalis, kur jis tarnaus mūsų bendriems tikslams. Ačiū tau. Ką tu galvoji apie mano dabartinius planus ir veiksmus? Ką aš galiu pagerinti? Kur tu gali man pagelbėti? Jūs esat vienam lygiai ir jūs naudojatės savo proto galimybėmis. Patark. Nėra jokios kalties ar spaudimo, nėra klaidų. Tiesiog aš integruoju savo proto požiūrį, išgirstu jį. Kuom aš galiu padėti tau? Kaip aš galiu padėti savo protui būti efektyviam, būti savo vietoj. Visą tai fiksuoju. Su dėkingumu paleidžiu, palieku šalia protą. Grįžtu į centrą
Centre yra mano jausmai, yra mano širdis. Yra centras, yra mano dalis, kuri įprasmina viską, kuri generuoja džiaugsmą. Kreipiuosi į šią dalį, tai irgi dalis. Mano širdis, pasirodyk. Mano širdelė, kaip tu atrodai? Ar tu sveika? Ar tau užtenka mano dėmesio? Ar aš gerai su tavimi elgiuosi, ar tu patenkinta? Jeigu aš galiu padaryti kažką daugiau, pasakyk. Aš tau labai dėkinga, kad tu esi, kad aš myliu, kad aš moku jausti, mylėti, džiaugtis. Aš noriu, kad visi mano tikslai ir veiksmai būtų su tavim. Pasižiūrėk į tai, ką aš darau. Padėk man išrinkti teisingą kelią. Kalbėk garsiau, kad aš visada galėčiau tave girdėti. O aš pažadu stengtis girdėti ir atsižvelgti į tavo signalus. Atleisk man, kad kartais tave nenoriu girdėti. Atleisk, kad kartais nenoriu jausti, kad bėgu nuo tavęs. Tas skausmas, kuris verčia mane daryti tai, lai dabar pasirodo tarp mūsų, kaip pilkas debesiukas. Ir išpilam visą skausmą, širdies skausmą iš tą debesiuką. Man negaila skausmo, aš nebenoriu jo kaupti, laikyti ir jis dabar kyla aukštyn ir tirpsta. Aš nebelaikau, jis nevertingas. Aš dėkinga, kad kažką patyriau, bet nebelaikau savo skausmą, nebenoriu kabintis į tą skausmą kaip į savo pasiekimą, į savo sunkius išgyvenimus, aš jų nekaupsiu savo širdyje. Aš kaupsiu tik patirtį ir džiaugsmą, kad esu stipri, gyva, drąsi ir einu tolin. Debesiukas kyla, dar atiduodu skausmą. Galiu pakvėpuoti šiek tiek stipriau. Padėkoju. Esu visiškai neutrali. Tai vyks tiek, kiek turi vykti. Pasižiūri savo širdį. Tarp mūsų nėra jokių sienų, jokių ribų. Mano centras dabar pradeda vėl didėti tiek, kiek aš imčiau visas 3 dalis. Apjungčiau jos vienoj gražioj, šviečiančioj sferoj. Ir aš dabar pasižiūriu, matau iškart 3 figūras, mano kūną, mano protą, mano širdį. Mes sueinam į ratuką arčiau. Kas vyksta tarp jų? Ar mes jau galim padėkoti viens kitam? Ar dar yra kažkokio pasipriešinimo? Jeigu jo yra, visos dalis iškvepia į centrą
į tą pilką debesiuką pasipriešinimus. Niekas nėra aukštesnis, niekas nėra pirmesnis. Debesiukas kyla į viršų ir tirpsta. Visi mes turim vieną ir tą pačią užduotį. Auginti sielą, nešti kūrėjo šviesą į pasaulį, dalintis ir skleisti tą balansą viskam, kas aplink mus vyksta, į kasdieną, į kiekvieną dieną, į kasdienybę darbą įnešti tos harmonijos ir balansų. Jeigu aš darau kavą, aš ją darau meilėje su kūrėju. Jeigu aš valau grindis, aš taip pat tai darau meilėje su kūrėju. Jeigu aš einu ir kalbuosi su žmonėm darbe, aš kiekvieną šį žmogų matau kaip kūrėjo šviesą. Ir mes esam lygūs. Pasiimu už rankas visas savo dalis, jie apsikabina, susilieja į kažką labai gražaus, į vaivorykštinę tokią sferą, kurį aš talpinu į save, į vidų, jinai ištirpsta ir prisijungia prie mano bendros sferos. Ir ta mano bendra sfera dabar susilieja su visata, su visatos šviesa. Aš pamatau žemėje aplink tokių pat gražių sferų kitų žmonių, kuriuos aš pažįstu, kuriuos sutinku kasdien, kuriuos galbūt kažkada pažinojau. Artimieji. Susiliejame bendrą sferą visi. Mes jau esam didelė. Yra visa vaivorykštė. Yra tie žmonės, kurių galbūt nepažįstu, bet žinau, kad jie tokie yra. Susiliejam vėl. Yra visa mūsų žemė, joje gyvena daug žmonių. Vėl apsijungiam, ta sfera pasidaro dar gražesnė ir jinai jau tokio dydžio kaip žemė, kaip žemės rutulys, tik tai graži vaivorykštinė, visom šviesom, visom spalvom. Mes augom ir dabar mūsų visos planetos jungiasi su Saulė, su mūsų Saulės sistema. Ir pasidaro dar gražesnė didžiulė sfera. Viskas ten vedu, viskas dėl vieno. Viskas ir kūrėjas. Įkvepiam dar ir įsivaizduojam, kad mūsų visa galaktika su visom saulėm, su visom žvaigždėm ir jų sistemom susilieja. Einam dar tolin, įsivaizduojam daug galaktikų. Dar tolin yra tik vienas, visi, aš. Galiu būti čia tiek, kiek reikia. Jaučiu dėkingumą. Nesistengiu nieko galvoti. Tiesiog leidžiu šiai akimirkai būti, be pasipriešinimo. Bet kurį pasipriešinimą tiesiog pastebiu ir dedu į šoną. Nutrinu kaip nuo lentos.
Visas mintis, kurios kyla, tiesiog nuvalau nuo lentos. Gaunu bazinę, didžiulę, aiški ramybę dėl to, kas buvo, dėl to, ką turiu dabar, dėl to, ko neturiu dabar, dėl to, kas bus. Stipri ramybė ir užtikrintumas, kad viskas teisingai. Jokių abejonių. Taip, kaip yra tobul. Ir iš to auga mano vidinis stiprumas. Visa mano jėga grįžta man. Ir aš po trupučiuką pradedu dabar grįžinėti taip pat šiek tiek mažinant savo dėmesį iš visos visatos. Po trupučiuką įsivaizduoju mūsų galaktiką, mūsų Saulės sistemą, mūsų Žemę, mūsų Lietuvą, Klaipėdą. Mes kartu čia visos. Dabar pastiprinam autentiškumo mokyklos erdvę. Dėkojam. Grįžtam į save, į savo erdvę, į savo butą, namą, tą vietą, kurioje aš esu. Apsižiūriu dar. Gražu, negražu, kaip vyksta valymo darbai. Dėkoju. Dar grįžtu į savo jau sferą, kur esu aš. Jaučiu, kaip ta visa energija dabar susikoncentravo mano centre ir dar kartą dabar iškeliu prieš save savo planus, veiksmus, tą, ką darau, ką nusprendžiau gyvenime daryti. Ir pirmos mintis, kurios kyla, aš jos vėliau užfiksuosiu. Nebandau jos apgalvoti, tiesiog užfiksuoju, kas dabar atsitiko, kaip aš pamačiau visą tai. Gal kažkaip kitaip. Dėkoju. Sudedu delnus ir tokiu būdu apjungiu viską savo centre. Aš vientisas, stiprus, priimantis visas savo dalis. Ačiū, myliu, esu dėkinga. Esu. Ir grįžtu, tol, kol galiu atsimerkti akis.